Nu tai ką, marketo psichologija, sveiki visi, dabar pamoka yra marketo psichologija. Kaina krenta, vadinasi, reikia ieškoti kur pirkti, ar ne? Perkam. Ne. Jungiu aukštesnį kokį nors time frame, jungsiu auksą. Ant aukso vakar dariau, ar ne? Tai va, vėl pavyzdys jums, ar ne? Kaina stipriai, raudoną reikia pastebėti. Stipriai pakilo, ar ne? Ir ką tada daro? Čia dabar realiai, jeigu praeitą vaizdo įrašą žiūrėjo, tai dabar to pačiu ir galite žiūrėti šitą ir jums bus labiau aiškiau. Bet patogiausia yra žiūrėti kiekvieną iš eilės. Kaina pakilo. Kaina pakrito. Biški rejectina, vėl pakrito, vėl rejectina. Ir ko jūs tikitės, ar ne? Ar jūs tikitės, kad kaina pis taip į apačią? Gal jūs to ir tikitės. Bet normalūs žmonės, jie tikisi ko? Ar atsimenat, ką kalbėjau vakar? Supply, fair value gap, support, nesvarbu. Tiek daug visokių komponentų galit sudėti į vieną vietą, ar ne? Sakykim, supply zone. Sakykim, fair value gapas. Sakykim, supportas, ar ne? Po to dar kažkas ateis, sakys, kaip pavyzdys, čia yra PP point, ar ne? Daug įvairiausių. Kažkas dar pasims nuo šitos vietos engulfingo, ar ne? Visų stop lossas praktiškai bus identiškas čia arba čia, žemiau likvidumo, ar žemiau demand zonos. Demand, supply, nesvarbu, ar iš viršaus jūs matot demand, ar jūs viršui matot supply, čia jau jūsų reikalas, aš tikrai nenoriu jūsų kažkaip sunervuot, kad jūs kažką identifikuojat kitaip, nesvarbu, ta prasme, čia yra tiesiog candlestikai, prasme, žvakės, kurios juda pirmin ir atgal, į viršų ir į apačią, viskas. Jo. Daugiau mažiau taip, ar ne, tai čia va bus kalbama apie psichologiją. Visi mes suprantam, kad kainai krentant ją geriau pirkti, negu ją pardavinėt. Ir to pačiu kainai kylant, geriau ieškoti pardavimų negu pirkimo, ar ne? Ta pasakė Marko, tradindamas auksą kažkada ir shortindamas kiekvieną all time high. Jo. Don't do it, bet tada įsijungiat aukštesnį paveikslą ir ką jūs matote? Jūs matote praktiškai vėl tą patį dalyką, kad kaina pakilo, rejectino, pakrito, grįžo į maždaug tą pačią vietą ir dabar akumuliuoja, ar ne? Tai čia yra svarbi jau vieta, ganėtinai galėčiau sakyti. Kadangi buvo stiprus volumas, įsivaizduokit. Toj pabaksnosim. Kurva. Buvo stiprus volumas kilimo, ar ne? Bet buvo dar stipresnis volumas kritimo. O dabar tiesiog ką darom? Akumuliuojam, manipuliuojam, ranginam, nesvarbu, tiesiog nepykit ant manęs, ką aš kalbu. Ranginam, sakykim, ar ne? Kaina rangina daugiau mažiau toje pačioje vietoje. Tai ką tokiu momentu jūs galite daryti? Nueiti įsijungti kitą chartą, nesvarbu, ta prasme, kitą valiutą, kažką. Tiesiog netradinti tol, kol kažkas kainą spėlioja, ką darys jie, ar ne? Aišku, jūs galite trading inside range, ta prasme, čia nėra mažas pipsų skaičius ir jum, ta prasme, jum turi užtekti, ar ne? Čia yra, sakykim, 800 pipsų. Tai va, rangina 800 pipsų skirtumą, tai ar jum užtektų tokio skirtumo? Tikrai taip, ir aš net nebejoju. Ir galbūt netgi ir nuo šičia toliau kilsim į viršų, gal krisim į apačią, aš nežinau. Bet esmė. Kažkas stipriai kėlė kainą, kažkas stipriai dropino kainą. Tuo pačiu artimesniu time frame laikotarpiu galit pamatyti, kad čia kėlė labai ganėtinai stipriai kainą, ar ne?
Čia jau kaina dropino ganėtinai pasyviai, lengvai, ar ne, vos ne sava eiga kritimo. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jau jūs galite mėginti nuo šitos vietos, sakykime, pirkimą daryti ar ne, ar kažką panašaus, čia kaip pavyzdys. Daugiau mažiau. Logiška būtų aukso daryti pirkimą, bet ir tuo pačiu atsiminkit, kad auksas visada kyla, bet kai dropina, jis dropina greitai. Ir dažniausiai netinkamai, ar ten per dideliu, sakykime, tik profitų žmonės, jie tiesiog pasigauna stop loss. Aš asmeniškai aukso netreidinu, todėl kad aš esu tas žmogus, kuris dažniausiai pasigauna ant aukso stop loss. Nes mano stop lossas jis dažniausiai būna toks, ar ne, ir ten tipo treidinu. Nu, bet kokiu atveju. Nemoku aš, sakykime, tvarkyti su auksu. Ir toliau, ką dar galėčiau aš jums papasakoti. Kas liečia psichologiją, svarbiausiai, kai kaina krenta, pardavinėti. Svarbiausia, kai kaina kyla, pirkti. Ir ar tai turiu omeny, kad kai kaina taip šauna, jūs turit kažkur pirkti čia, ieškoti pirkimo? Ne. Jūs turit stebėti ir klausyti, ką aš sakau, jeigu aš sakau ir jūs klausot. Kažką tokio. Jeigu kaina kyla, jūs laukiat pigesnės kainos, jūs stebit, ką daro kaina, jūs matot candlestickus, jūs matot, kaip jie juda. Ar jūs ieškot čia kažkur pirkimų? Jūs norėtumėt, bet neieškot. Kodėl? Todėl, kad kaina gali tiesiog ir kristi šitai visą įbaną laiką. Ir jūsų stop lossas eis po stop losso, kada jūs ieškot pirkimo, kai kaina pagal praeitą kažkurią kainą. Ta prasme, jūs lyginat kainą su kaina, ar ne? Pakritus kainai, ar jūs ieškot pirkimo ar pardavimo, ar ne? Nu, tai vat pavyzdys. Labai gražus yra pavyzdys šito vietą, maždaug daugiau mažiau, ar ne? Nu, čia realiai range tai, nu. Čia ar ne kaina sprogo į viršų. Čia kaina truputį pakrito. Truputį pakilo, bet matot, nėra volume. Truputį pakrito. Vėl kilo kaina, bet nėra visiškai price action, pagal kurį jūs žiūrit. Pagal šitą kritimą, jūs žiūrit, kad čia tiesiog vos kyla. Pasiėmė likvidumą, dar kaina pasistaguravo vietoj ir krito vėl į apačią, ne? Ir jūs matot kažkas, sakykime, čia engulfingą. Oi, pasiimsiu nuo engulfingo dėl to, kad Marko taip mokino. Jeigu taip, tada aš nieko nemokinu, ar ne? Aš jums sakau stebėti kainą ir žiūrėti reakciją. Žiūrėti su praeitą reakciją ir analizuoti rinką, ar ne? Nėra taip, kad čia kėlė ir jūs žinot, kad jūs konkrečiai galite pasiimti nuo šitos vietos pirkimo. Nu taip, va, čia kažkas sakys, va, taigi galėjom pasiimti čia, va, pirkimą, va, tokį, ar ne? Ir baram. No, seni, no. Kodėl no? Todėl labai paprastai, kad va, pasižiūrėkit kritimo volumą, ne, price action. Ganėtinai yra stiprus ir jeigu jūs tokioje atkarpoje ieškot pardavinėt, čia 305 pipsų pakrito, ar ne, sakykim. Ir jeigu tokioje vietoje jūs ieškot pirkt, tik todėl, kad buvo kairiai pusėj engulfingas, jūs pražūsit. Todėl, kad šiuo atveju baigėsi gerai, ar ne? Bet būna tokiu atveju, kur va šitas engulfingas, jisai dar didesnis būna, įsivaizduokit čia, va dabar tai tik tai 30 minučių, sakykime, time frame'as užsirakino čia, ne? O kas jum, jeigu tik per 5 minutės atsidarys 30 minučių time frame'ui pakrito iki čia, ar ne? Ir truputį rejectina iki šitos vietos ir jūs galvojate, o, wow, dabar viskas gerai bus ir ta kaip dūrė į apačią ir money drain, ne? Tiesiog viskas labai turi būti stebėtina iš price action, ar ne? Jūs turit stebėti, jūs turit analizuoti, jūs turit suprasti. Galbūt net ir jūs kažkada treidinsit už mane geriau. Jeigu jūs marketą suprasit už mane geriau, ko nebijoju, jūs suprasit, jeigu jūs mokinsitės. Tai va.
psichologija yra nelengvas dalykas ir nesu aš tas, kur galėčiau jau labai ten išmintingai apie psichologiją. Faktas, jeigu jūs, sakykime, mes visi skambintumėm ir būtų kažkokie tiksliniai klausimai, tada galėčiau kažką priburti, ar ne? Šiuo metu tai viskas yra psichologija, marketo psichologija ir visa kita. Ir daugiau mažiau jūs girdėsite tą patį nesąmonę, todėl kad psichologija jums patiems reikia išmokti ir jūs turite dirbti su savim. Marko jums neįdės į galvą to, ko jums reikia, nes Marko yra įdėjęs į galvą tik tai savo, ko reikia, ar ne? Tai jeigu norite išgirsti tiesiog, ką Marko turi galvoje, tai aš jums papasakosiu, ar ne? Daugiau mažiau aš iš tikrųjų jums ir pasakoju, va dabar su šitais visais brėžinukais, ką turiu galvoje, ar ne? Tai Nasdaq'as, sakykime, įsijunkim Nasdaq, ar ne? Vat. Mano marketo psichologija, kaip aš matau ir kaip aš reaguoju. Uždėjęs stop loss, ar ne? Tokį. Ir pasiėmęs pirkimą. Čia nei 100, nei 10, nei 50 to stop losso neturi būti pagal man asmeniškai. Todėl, kad marketas man yra tiesiog psichologinis žaidimas bei tikimybės, ar ne? Kur tu gali uždirbti, jeigu tu nerizikuoji per daug, tiek pinigais, tiek savo emocijom. Jeigu tu kiekvieną kartą žiūri į treidą, žiūri, kas vyksta, ta prasme, nervuojasi, ar ne? Dabar žiūrėdamas į chartą ir matai, kad buvo paimtas likvidumas ir tau, sakykime, atkilo pusę pozicijos, ar ne? Ir tu tiesiog nervuojas, kad dingsta pinigai, ar ne? Tu nebesinervuoji, sakykime, gerai. Būna kelios žmonių rūšis. Pradedantieji, jie nervuojasi dėl drawdown. Truputį labiau pažengę, jie nervuojasi dėl profito pozicijos, kurios jie neuždaro, kai jie turi, ne, vat sakykime, šiuo metu. Todėl, kad jie dažniausiai ką jie daro? Jie nepasitikė savim, jie nenusprendžia prieš einant į treidą, kur kaina eis. Ir, sakykime, jeigu čia aš pasiėmiau, ar ne, aš užsidėjau break-even, sakykime, logiškiausioje vietoje, čia, ar ne. Sakykime, kaip pavyzdys, čia nėra logiška vieta, bet taip, tiesiog duodu. Ir nors ir jie užsidėjo break-even šitoj vietoje, jie dažniausiai nuims kažkur čia, nes pamatys, kad oi, taigi čia tiesiog mane išmuš vis tiek, bet kokiu atveju tai tiesiog sumažinu tą, ar ne? Tai ar nebūtų paprasčiau tiesiog nusitaikyti tą treidą į kažkokį, sakykime, ne tą pusę, atitinkamą vietą, ar ne, sakykime, pasiėmėt, šičia, kur yra aš, pavyzdžiui, ar ne, va dabar užsidėjo tą stop lossą ir jūs taikotės tiesiog į kažkokią praeitą likvidumą, praeitą engulfingą, nesvarbu, ar ne. Bet viskas turi būti internal struktūroje, ar ne, jūs neturite matyti internal choką kažkokį ir jūs taikytis į, sakykime, external likvidumą praeitos dienos, kaip pavyzdys, ar ne. Ir tikėtis, kad per valandą jums ateis. Ne. Jeigu jūs darot pagal internal time frame, kaip aš šiuo metu pasiėmiau internal likvidumo stop loss'e, vadinasi, aš ir turėčiau taikytis į internal struktūros take profitus. Bet, kas liečia internal, taip, čia kaip matot, žiūrint minutį, 5 minutės, jūs matot, kad čia, sakykime, yra internal struktūra, visą kitą įjungęs 4 valandose matom, kad esam viršuj. Ir kągi mes turim? Ar matot? Mes turim big, black, red, cock, downside, ne? Daug mažiau. Labai stiprus kritimas į apačią. Ir ko aš tikiuosi? Aš tikiuosi, kad eisim į apačią, bet čia yra tik tai tikimybė ir negąsdina mane to, kad aš pasiimsiu stop lossą, todėl kad aš pats pasirinkau ir nusprendžiau, kad šiandien noriu būti godus ir neuždarinėsiu jokių partials, visą kitą ir tiesiog darysiu tą, ką darysiu. Ar ne? Tvarkelė. Toliau, ar ne? Psichologija. Svarbiausia, iš močiučių rankinukų neatiminėkit. Dirbkit su marketu geriau. Nežiūrėkit kažkokių tiktokų nesąmoningų ar ten
Instagramo reelsų. Geriau nueikit, jeigu mokat anglų kalbą, labai tiek daug yra informacijos apie psichologiją internete. Jo, čia iš tikrųjų turėčiau aš papasakoti jom. Matot, nieko aš nesirašau ir tiesiog malu iš savęs. Ir kai sakiau, kad tiesiog jums reiktų parašyti kažką tokio į komentarus apie tą psichologiją, apie tas jūsų problemas, tą ir padarykit, tą ir parašykit, nes jeigu jūs neuždavinėsit klausimų, tai jums viskas bus zaibys, ta prasme, jūs nebūkit tie, kur tipo, tiesiog ant palaikymo atėjot, ar ne, ir tipo, o, zaibys, čia gerai pavarėjai, pakalbėjai. Jūs darot dėl savęs, jūs klausot dėl savęs ir jeigu jums trūksta informacijos, jūs neturite naiviai tiesiog kažko imti, ar ne, ir klausyti, jūs turite sakyti, tu pyderė, ant tiek tu šūdus kalbė, kad tu net nepakalbėjai apie tą, sakykime, psichologiją, kurią man yra svarbi, ar ne. Tai tu taip ir pasakyk, tada kitą vaizdo įrašą pasižiūrė, aha, dabar, va, sakykime, kitą eisiu į marketo psichologiją, kur ten pasakosiu dar kažką vėl nesąmonės. Tu parašai vėl, kad tu pyderė, vėl tu nesąmonės prikalbėjai ir vėl man nieko čia jokios naudos iš to. Taip, ar žinot kodėl? Todėl, kad kiekvienas yra individualus, kiekvienas yra autentiškas ir kiekvienas turi atitinkamus savo psichologinius jausmus, atėjęs jau į marketą, ar jau jis jau ten patyręs ganėtinai, ar kažką panašaus. Aš esu čia tam, kad aš padėčiau tau, kad padėtum savo. Taip. Ir tikiuosi, kad padėsi savo. Tikiuosi, kad ir ši pamoka truputį buvo naudinga, irgi biškį pakalbėjau tiek, kiek reikia, po to daugiau tiek, kiek nereikia, bet tik todėl, kad jūs turit jaust skirtumą. Jūs turit jaust skirtumą tarp žmogaus, kuris nori jums padėti už ačiū, ar ne, ir žmogui, kuriam mokat pinigus, kad jums padėtų, ar ne. Jis dirba pagal vadovėlį, aš pagal save, ar ne, ir aš dirbu iš širdies, sakykime, dėl jūsų ir dėl savęs, ar ne? Aš tiesiog noriu kažką padaryti gero ir noriu padėti visiems, kurie nori padėti savo. Tai jeigu jūs neklausit ir neprašysit kažkieno atsakymų ir neuždavinėsit klausimų, dažniausiai jūs nieko iš to ir negausit, ar ne? Aš buvau labai įkyrus kažkada, kai mokinausi ir uždavinėjau labai daug klausimų, ar ne? Tik tai tam, kad išmokčiau ir man nėra svarbu kito žmogaus nuomonė, kai tai liečia mano ateitį, mano ateitį. Jo, 2 kartus pasakiau tą patį šūdą. Tai va. Tiesiog. Ego žemiau plintuso, einam mokintis, po to uždirbam, šokam į kruizą ir sakom, Marko, eik tu nachui, iš dalies ačiū, bet tuo pačiu ir pakilo vėl mano ego ir aš tau negaliu to pasakyti daugiau. Jo, daugiau mažiau taip. Kita pamoka nepamenu kokia, bet ji bus. Tai va. Norėčiau po šitos komentarais, kad užpiltumėt, kad ko jums trūksta. Nes tas, tipo, aš jums padedu ir aš čia pasakoju tiesiog iš savęs, kad man tiesiog, va, žiūriu kažkur, va, čia stiprus volumas, aš čia. Ai, tuo pačiu ir įkelsiu treidą, kad negalvotumėt, kad aš meluoju, ar ne? Aišku, dar galėčiau parodyti, kad ir live accountas, bet tikrai aš jums jo nerodysiu. Tiesiog įkelsiu, parodysiu, kad paėmiau nuo šitos vietos daugiau mažiau. Ir viskas. Ir kad galima jums tą patį padaryti. Be jokių ten order blokų, be jokių ten breaker blokų, be jokių ten tų visų nesąmonių, tik jūs turit stebėti kainą ir suprast, kaip ji juda, nuo ko ji juda, į kur ji juda. Ir visa kita. Faktas, toj ateis čia ekspertai sakys, kad taigi kaina juda nuo likvidumo iki likvidumo. Jeigu jis man tai pasakys, pasakysiu, jo, nes market yra tik tai 2 paspaudimai. Arba parduoti, arba pirkti. Kainai nelabai yra kitur kur eit. Tai pasistengti to nesakyti. Čia taip pat kaip, tipo, pasiimčiau dabar, sakykime, nu, kaip pavyzdys, šitoj vietoj selą, ne tą pusę, šitoj vietoj selą ir kaina visą laiką kiltų, aš taikyčiausi čia, ar ne, mano stop lossas būtų toj sekundėlę.
šitas likvidumas ir čia būtų 1:3, ar ne? Ir kažkas sakytų, Marko nuo 19,300 pasiėmė selą, ta prasme, nu koks jis bukaprotis, ar ne? Įsivaizduokit. Labai daug atitinkamų žmonių tokius gal ir net ima ir jie vis tiek sugeba uždirbti. Tik todėl, kad jiem visiškai paibait drawdownas. Jie žino tikslą, jie daug nerizikuoja ir jie žino, ką daro. Ar ne? Ir jie taikosi ten, kur jie taikosi. Dėl to jie ir uždirba. Tai niekada nereikia teisti kitų žmonių dėl to, kad jūsų akis mato kitaip, ar ne? Jūs galite duoti kažkokį ten patarimą, jūs galite kažką pasakyti, bet jūs niekada negalite teisti žmonių tai, kaip jie daro. Todėl, kad galų gale arba visi busim laimėtojai, kurie varo iki galo, net nebejoju, ta prasme, anksčiau ar vėliau jums pavyks, bet laiko klausimas, kiek jūs darbą įdėsit ir kaip greit jums pavyks. Jeigu malsit šūdą ir sakysit, kad aš stengiuosi, o koncovkį iš tikro prie teliko sėdėsit ar tik toką skrolinsit, tai man galit jūs net nesakyti tų žodžių, kad aš tiek stengiuosi, aš tiek pinigų sudeginau. Labas, sakysiu Mindaugai, žinok, mes visi tiek pinigų sudeginau. Na, ta prasme, ten dar kažkas kažką apskemino. Sakysiu, labas, Mindaugai, ar tu nori sužinot, kiek mane gyvenime kartą apskemino? Jo. Ir ta prasme, įsivaizduokit, kažkada sukurs kokį botą, kur jūs tiesiog galėsit skūstis visą likusį savo gyvenimą. Visiškai iš to jokios naudos, ta prasme, skūskis tu kam nori, ta prasme, pasakok tu kam nori. Niekas tavęs nepagydys taip, kaip tu pagydysi save su kuo? Su rezultatais. Ir viskas, vadinasi ką? Nustoji mišti batą, įsijungi čartus, nueini pradedi treidint, pradedi gaudytis, kas vyksta pirmiausiai. Pirmiausiai tau reikia pradėti gaudytis, kas vyksta. Kai pradėsi gaudytis, kas vyksta, tada turėsi išmokti. O, jau kažką prijungiau. Kai išmoksi gaudytis, kas vyksta, tada tau jau reikės dirbti su savo psichologija. Daugiau mažiau aš nežinau, kokiam lygiai jūs treidinat, bet kas liečia psichologiją, jums tikrai reikės su ją dirbti, todėl kad net nebejoju, kad bus liūdna, sunku ir šalta. Gerai, vėl pridirbo šitą nesąmonę. Netyčia rodiklytis išlupau ir dabar mėginu įdėti ir nežinau, kaip kurią įdėti. Jau matau, jau šitas atvirkščiai įdėjau. Gerai, 23 minutės mano nesąmonių. Tai va, nepamirškit pakomentuoti ir pasižiūrėti iki galo. Jo. Ir viskas. Iki kito karto, iki rytojaus.